Kas yra meilė? tą temą daug tyrinėjau. Ir viena iš meilės sričių yra draugystė. Pastebėjau, kad ten, kur nėra nuoširdumo draugystėje, ten nėra meilės. O kaip tai reiškiasi, kai nėra nuoširdumo draugystėje? Žmonės po kaukėmis. Jie kaip taisyklė dėl kažkokios tai naudos palaiko tą ryšį ir bendrauja po įvairiomis kaukėmis. Kad įtikti, patikti, prisikėliškumai įvairūs. Tai, nėra blogai. Bet savo gyvenimo kelyje atsekiau, kad tokios draugystės, jas labai vargina. Galbūt švęsti jos ir smagios, bet nedaugiau. Yra dar viena rūšis draugystės. Ten yra nuoširdumas, bet ten nėra meilės. Nes tas nuoširdumas yra agresorinis. O ką tai reiškia agresorinis nuoširdumas? Kai viena pusė kažkurio tai momentu mėgina dominuoti. Ir kaip taisyklė, kita pusė patiria diskomfortišką būseną, streso. Ir tame ryšyje nėra vidinės pilnatvės, meilės, laimės. Ir kiek tyrinėjau, pasirodo, ir tas, kuris dominuoja, jis irgi pilnatvės nepatiria. Nes kai žmogus yra vidiniai pilnatvėje, jis natūraliai neturi poreikio dominuoti. Nes toks dominavimas jis yra tiesiog savęs įsitvirtinimas kito sąskaita. Tai nėra blogai, jeigu yra abipusis poreikis būti tame ryšyje. Bet čia meilės nėra, čia pilnatvės, vidinio laimingumo nėra. Yra įtampa, stresas. Čia irgi dėl kažkokių tai naudos priežasčių, suvokiamos naudos ar nesuvokiamos, akivaizdžios ar nekiek akivaizdžios, nes kartais žmonės tiesiog emocionaliai prisirišę ir jie supranta geriau jau kažkas negu nieko. Bet čia irgi nauda. Ir yra draugystės ryšys, kuriame yra meilė. Ir jo fundamentas yra nuoširdumas, bet ne agresorinis nuoširdumas. O tas nuoširdumas, kuriame yra tausojimas kito žmogaus, savęs pirmoje eilėje ir kito žmogaus tausojimas. Ten, tiek į save, tiek į kitą, yra žiūrima besąlygiškai. Čia kaip fundamentas yra supratimas, kad nei aš, nei kitas, nei bet kuris kitas žemėje esantis žmogus netobulas. Ir net galimybės, genetiškai nėra tokios galimybės būti tobulam. Ir kai tą supranti, avansų į priekį nusima bet kokią įtampą, turint lūkesčių iš kito žmogaus, netgi iš savęs. O tokiam ryšyje yra be galo daug laisvės, be galo daug atsipalaidavimo, be galo tas ryšys, jame tiek pilnatvės. Ir supranti, kad
netgi jeigu tas kitas žmogus elgiasi kardinaliai kitaip, mato ir patiria pasaulį kardinaliai kitaip nei pats, tą patiri. Tame net nėra susipriešinimo, nepasitenkinimo, pretenzijos ar kažkokių tai kitų iš įtampos, iš įsitikinimų, iš lūkesčių kylančių niuansų. Tokiam ryšy be galo gera būti. Ir tave besąlygiškai priima toks, koks esi netobulas. Ir kitas žmogus priimamas tavęs paties besąlygiškai. Kol kas tokie pamąstymai. Ten yra daug įvairių daugiasluoksnių procesų, kas galbūt atsidengs įgarsinti su laiku. Kol kas tiek.